dieną, birželio 27, pas kazoką Aleksejų. Pailsėjau 2 dienas, pailsėjo žirgai ir dabar Aleksejus mane veža į tą pačią vietą, kur buvo penktadienį, tik tais perveš per tiltą, per Oką. Tai va kokia plati Oka. Čia su žirgu pereiti būtų labai pavojinga. Štai Mūro miestas. Ir štai va važiuojame per tiltą. Šiame mieste karžygys Ilja Mūrija gyveno beveik prieš 1000 metų. Tai va, Oka. Šičia su žirgais būtų labai pavojinga. Vakar buvau šiame mieste, dariau ekskursiją, susipažinau, žirgai pailsėjo, tai va pervažiavome tiltą. Ieškosime, kur išsikrauti žirgus.